Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad Eglės prezentacijoje nuskambėjo net keletą kartų žodžių junginys socialiniai ryšiai. Ir iš tiesų socialinis izoliuotumas, vienišumas daug labiau kenkia mūsų sveikatai nei rūkymas ar apribotas fizinis judėjimas. Daug didesnį poveikį daro ilgamžiškumui geri socialiniai ryšiai nei mūsų IQ arba cholesterolis. Ir tai yra daugybės mokslinių tyrimų rezultatas. Aš dažniausiai kalbu apie tai, kad mes visi turime turėti kažkokį savo stiprių ryšių ratą, ypatingai profesiniai srity, nes išties dalykus nuveikti padeda mums kiti žmonės, atidaro galimybių duris. Ir dažnai mes pamirštame, kad ne tik profesinėje veikloje, bet ir kasdienoje žmonės vaidina labai svarbų vaidmenį. Ir iš ties, tikriausiai girdėjote apie ilgiausią pasaulyje mokslinį tyrimą atliktą stebint daugiau negu 80 000 respondentų Amerikoje, stebint juos visą jų gyvenimą, kalbantis su jų vaikais, antrom pusėm ir bandant suprasti, kas jų gyvenimą darė ilgamžį ir laimingą. Ir siurprizas, nesiurprizas, pirmosios 3 vietos pagal svarbą mūsų laimingam ilgame gyvenime atiteko ryšiams su šeima, geriems santykiam, su bičiuliais ir įvairaus socialinių ryšių rato turėjimas. Tai reiškia, ar tai kažkokia bendruomenė, ar tolimesni šiek tiek kaimynai, su kuriais palaikom ryšį, bendraminčiai, jaučiamės reikalingi ir ne vieniši. Todėl šiandien noriu pasidalinti su jumis, nors, kaip minėjau, dažnai kalbu apie tą ilgalaikį profesinių ryšių, strateginių ryšių kūrimą. Šiandien noriu pakalbėti apie silpnų ryšių, kurie yra išties lygiai taip pat svarbus prasme mūsų gyvenime. Ir kas tie silpni ryšiai? Tai išties, vėlgi, remiuosi moksliniais tyrimais, apie 60 000 apklaustų žmonių Jungtinėje karalystėje ir Turkijoje paminėjo, kad išties pasikalbėjus su nepažįstamaisiais arba tokiais labai silpnais pažįstamaisiais, kaip aplink mus esantis kasininkai, baristos, kavos pardavėjai, vairuotojai taksi, jų pasitenkinimas gyvenimo didėja. Tai jie gal taip tiesiog net neįvertino, bet mokslininkai, žinoma, per daug įvairiausių klausimų ir stebėjimą tai patvirtino. Kodėl taip yra? Kodėl tas mažas pokalbis kasdienoje, ar tai būtų padėka, ar būtų kažkoks trumpas apsikeitimas mintimis, reakcija į kažką bendražmogišką, kodėl jį daro mus laimingesniais? Nes mes kaip socialiniai gyvūnai, kaip socialinės būtybės, kurie iš tiesų vystėsi nuo pradžios kaip gentis, kaip kažkokia komanda, kaip kaimeliai nedideli, vystėsi kaip bendruomenės, mes esam kaip rūšis sėkminga dėl to, kad gebam bendradarbiauti ir būti drauge. Ir todėl mūsų smegenys nuo pradžios, kaip sėkmingos rūšies, yra užprogramuotos tam socialiniam artumui. Nors mums, žinoma, faina pabūti ir vieniems, ir atsipalaiduoti, ir paskaityti knygas, tiesiog pabūti. Bet per ilgas buvimas vieniems, nesvarbu, net jeigu esi ir didelis intravertas, jausmas, kad nepriklausai bendruomeniai, iš tikrųjų labai stipriai kerta per sveikatą. Ir būnant vieniems, ypatingai kai esame vieni kažkokių žmonių grupėse, ar tai būtų renginiai, ar kažkokios tiesiog miesto erdvės, kavinės. Esame vieni, stebime aplinkui daug nepažįstamų žmonių, mūsų smegenys yra įjungę tą budrumo režimą
Nes mes stebim, kas čia draugai, kas čia nedraugai, kaip čia man pritapt, nepritapt. Nors mes kartais to sąmoningai nesuprantam, smegenys išnaudoja be galo daug energijos vien šitam įsitempimui. O kai mes pasakome, pasisveikiname su aplinka, kad ir nusišypsom, kažką gražaus pasakom, paklausim, ar galiu čia prisėsti, kaip jums šitas, tokie apsikeičiam šiek tiek truputėlį mažais pokalbėliais, ko lietuviai galbūt kartais ne visada mėgsta, neypatingai tai angliškai skamba small talkais, tom mažom kalbelėm arba kalbom apie orą. Sako, jau tikrai aš apie orą nesikalbėsiu, čia britų ir amerikiečių klausimas, bet būtent tai sušildo aplinką ir leidžia mums jaustis priimtiems. Ir, iš tiesų, klausimas, jeigu tiek daug tyrimų sako, kad verta kurti tuos aplinkoje mūsų nedidelius, tos smulkius, silpnus ryšius, nes tai prisideda prie mūsų emocinės, psichoemocinės gerovės, klausimas, kodėl mes visgi to nedarom, bijom, nedrįstam. Tai štai kelios priežastis. Pirmoji yra prognozavimo klaida. Prieš 10 metų Čikagoje atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad buvo skirtingos dalyvių grupės pakviestos įvertinti, kas bus, kai jie užkalbins nepažįstamuosius. Ar jie norės su jais bendrauti, ar bus nemalonu ir nenorės. Jiems atsakys tiesiog. Tai didžioji dalis žmonių įvertino, kad maždaug 50-50%. Kad tikimybė, kad mane atstums, nenorės su manim bendrauti 50%. Realybėj pasirodė, kad tas atstumimo tikimybė yra mažiau negu 1%. Kad žmonės vis tiek atsako, bendrauja ir pasikalbėjus, tas su nepažįstamu žmogumi, tas mažas apsikeitimas didžiai daliai pakėlė labai stipriai ūpą, nes įvyko ta mažytė žmonių transakcija. Tai ta programavimo klaida yra mums visiems natūrali. Tyrimas Amerikoje atliktas, kur atrodo, kad visi puikiausiai moka bendrauti. Antrasis yra simpatijos netitikimas. Čia taip, jeigu galima išsireikšti, tai dažnas po pokalbių su nepažįstamaisiais pagalvoja, gal biškį nusišnekėjau, gal ne taip kažką pasakiau, gal ne taip į tą žmogų pažiūrėjau, gal kitaip galėjau išsireikšti. Toks tas vidinis kritikas aktyvuojasi, kaip galėjau padaryti geriau. O tyrimai rodo, kad nors mes apie save galvojam nelabai kažką, pašnekovas, tas žmogus, kurį kalbinom, daug geresnės nuomonės apie mus lieka. Tai nors galvojam, kad gal čia nelabai jauku buvo, žmogus galvoja, kaip fainai, kad mane užkalbino, kitaip tariant. Bandos jausmas, kitaip tariant, tas pluralistinis nežinojimas. Tai mokslininkai stebi tokį įdomų reiškinį, kad didelė žmonių dalis stebi kitų žmonių elgesį ir jeigu visi nebendrauja, tai galvojam natūraliai, kad tas žmogus toks standartas, kad jie nenori būti užkalbinti. Ir toks gaunasi saviapgaulės reikalas, nes visi norim artumo, norim to žmogiško ryšio, bet kažkaip atrodom, vaidinam, kad mane šią nekalbink, nes tokia tarsi yra bendrai priimta tendencija. O žinot, tas jausmas, kai mūsų kas nors paklausė kelio arba pagiria kažkaip mūsų kažkokį, nežinau, ten kuprinę, kepurę, ar padėkoja už kažką, ar kažką tiesiog gražaus pasako, taigi labai geras jausmas, bet mes įsivaizduojam, kad bendrai priimta tendencija yra nelysti, netrukdyti. Ir gal toks standartiškas, labai dažnas, kad toks priežastis, dėl ko aš nemezgu ryšių su kitais, kad aš esu intravertas, intravertė ir čia ne man. Bet noriu pasakyti, kad buvimas intravertų yra labiau supergalia negu trūkumas, kuriant ryšius, nes jeigu galvosim, kad ryšių kūrimas, networkingas, vadinamasis, yra nuo vieno žmogaus bėgimas prie kito ir ten nieko, žodžiu, per daug ir nežinai apie to žmonės, tik bendrauji taip paviršutiniškai, tai yra viena, bet iš tiesų intravertai geba sukurti labai gilų ryšį. Atkreipdėmėsi, klausytis, girdėti, tai yra ryšių kūrime, kas yra laike, dažniausiai išsiplėtęs, išsidėstęs patyrimas su kitais žmonėm, kontaktinės valandos, žinojimas apie ką tai žmonės, tai intravertai yra patys puikiausi networkeriai, ryšių kūrėjai, tik jiems svarbu, žinoma, yra kiekis, vieta, erdvė, kur jie tai gali daryti. Ir klausimas, ką mes galim iš tiesų padaryti, kaip galim
perkelti dėmesį nuo to vidinio nerimo, kaip čia dabar aš pasirodysiu, ką aš čia dabar lysiu prie tų žmonių gatvėje, ar ten traukiny, ar autobuse. Tai iš tiesų paprasčiausia fokusą perkelti nuo savęs į to žmonės, ne? Kad ir bendrai ryšių kūrime, gilesnių ryšių, ne ten su pirmą kartą matančiu žmogumi, esmė yra duoti. Duoti savo dėmesį, dovanoti, palaikymą, padėką. Pagrindiniai dalykai, kurie mus verčia jaustis gerai, žinoma, jeigu yra galimybių ir žiniomis, ir patirtimi, ir kontaktais, ir padėti fiziškai, ne čia ir dabar. Bet tam, kad galėtum duoti, reikia mokėti klausti ir klausytis, girdėti, kitaip tariant, ne, kas svarbu tiem žmonėm. Tai iš tiesų pagrindinis psichologų patarimas, jeigu turi daug socialinio nerimo, tą vadinamąją kabančią socialinę kamerą, ką čia dabar apie mane pagalvos visi, keisti fokusą į žmonės, kurie yra prieš mus, šalia mūsų ir duoti tą dėmesį jiems. Čia ne apie mus. Yra apie juos ir man labai patinka Adam Grant knygų autoriaus posakis, kad sėkmė yra tai gyvenime, kiek žmonių pakylėjame kasdieną. Ne? Tai tas geras žodis žmonėm, kurie atrodo savaime gauna atlyginimą už tai, kaip kasininkai, valytojai, laiptinių, kažką gražaus jiems pasakyti, padėkoti už tai, kad kaip šauniai viską čia daro, yra tai, ką mes treniruojame savyje ir kartu pakylėjame kitus. Ir toks gal svarbus, net nežinau, pakviesiu jūs tokiam ir namų darbui, stebėti save ir praktikuoti, nes viena yra žinios, o kita jų taikymas kasdienoje. Tai kviečiu jūs šią savaitę pabandyti pakalbinti žmonės ir pastebėti, kas vyksta tiek su jumis viduje, tiek tą savo mokslinį tyrimą atlikti. Tai pabandyti vieną iš šitų. Pavyzdžiui, taisyklė 3+1. Tai 3 mini pasisveikinimai, padėkojimai aplink esantiems žmonėm, kaimynams, aptarnaujančiam personalui, žiūrint į akis, ne, kaip žmogus žmogui, ne toks, kad ačiū einant pro duris. Ir vienas kažkoks mini pokalbis, nebūtinai nukreiptas į tą žmonę, ne, ką tu čia darai, kaip gyveni, bet apie kažką, ką abudu matot, kažkokie akivaizdų dalykai, kad ir tas pats oras. Taip pat galime susikurti tokį psichologinį savo žaidimą, kuriuo metu mes sakom, kad šią savaitę duosiu komplimentą vienam nepažįstamam žmogui dėl jo aprangos ar kažkokio tais padaryto darbo ir kitą, pavyzdžiui, paklausiu ko nors rekomendacijos, kur čia praeiti, kur čia eiti, kur čia tas ar tas dalykas. Nors visi dabar turim telefonus ir tarsi viską patys galima, ne? Ir iš tiesų kviečiu stebėti save ir būti iniciatoriais. Mokslininkai sako, kad baimė atsiranda po 2 sekundžių maždaug, ne? Kai pradedam galvoti, kad gal nereikia. Tai pirmos 2 sekundės yra geriausias laikas, jeigu tik pagalvojat, kad gal šitą žmogų galiu užkalbinti, iš karto taip ir daryti, būti iniciatorium ir tada žiūrėt, kas nutinka. Tai ką aš noriu pasakyti visu šituo savo pranešimu, tai pirmiausia jūs pakviesti, ne laukti grandioziškai kažkokių čia bendruomenių, kur galit būti vertingi ar kažkam labai jau ten herojiško nuveikti, o būti tais galimybių, mažų ryšių kūrimo čempionais kasdienoje savo. Ir taip prisidėti prie savo psichoemocinės gerovės ir kitų, žinoma. Ačiū Jums. Ačiū, Kotrynai. Ačiū Kotrynai.